Sveiki visi ir čia yra antra diena Švedijoje. Ir mes pradėjome mūsų dieną nuo aplankymo laivo pavadinimu Vazė. Vanduo pradėjo bėgti, kada pasviro pakankamai ir jis tiesiog apvirto ir nuskendo. Realiai tiesiog nuvirto. Insane atrodo. Pažiūrėkit, ant kiek didelis. Žodžiai buvo blogai pastatę, dėl to jis nuskendo, nes čia nais yra žiūriai toks didelis viršus ir nais labai mažai žodžių. Tiesiog kitos langus įbėgo vanduo ir jis paskendo. Ir užtruko kiek? 300 metų? 333 metų, nurodo. 303 metus, kad jį ištrauktų. Nu, tiksliau jis buvo paskendęs tiek. Ištraukė tai per mažiau laiko. Čia vietos, kur plaukia laivai. Jūs tik pažiūrėkite, oh my god. Čia actually insane, realybė tai čia yra insane. My bitch poses, yes. Žodžiu, mes atvarėme į atrakcionų parką, kuris vadinasi Grundlund, man rodos, kažkas tokio. Žodžiu, tai mes ką tik įsiaiškinom, kaip nusipirkti bilietus, nes buvo žiūri sunku įsiaiškinti kažkodėl. Ten reikia mokėti kažkaip ten užėjimą, paskui ten atskiri už atrakcionus ir panašiai, žodžiu. Tai mes jau susimokėjom ir mėta varys su Liudviku visokius atrakcionus. Aš neįsiu ir tėtis ir mama ir Andžela. Andžela su mama varys į senamiestį. Mes tiesiog lauksim mėtos ir Liudvio. Nes aš tiesiog kažkaip žiūrėjau su pavargusi ir man labai galva skauda ir... Ir jūs pažiūrėkite iš tos atrakcionų, aš realiai apsivemsiu, jeigu šitokį eisiu. Nu, mėta, kur jūs eisit, Liudvio, kur jūs eisit? Kur jūs eisit, pasakykit man. Jūs nebijot? Ne, nebijom. Gada, no. Po Energylandijos nieko nebijom. Ai, mėta buvo Energylandija. Nebijai? Ne. Tai žiūrėk, davai aš paimsiu telefoną, žiauriai stipriai laikysiu ir aš... Ne, neimk telefoną. Okay, they're so ready. Oh my god, Mėta. What? Aš jūs nufilmuosiu, kaip jūs skrisit. Parodykit savo. Let's go. Look at my back. So cute. Okay. Gotta love it. Okay, kaip atrodo šitas parkas, kažko primena kokį Disneylandą. Jūs pažiūrėkite iš šito. Liudvikas ir Mėta before šitas juodas atrakcionas. Kaip jūs jaučiat? Oi, Labai Kaip jūs gerai. jaučiatės? Nu, Bijau. bijai, Liudvikai? Okay. Okay. Ate. Nu, Liudvik ir Mėta after the ride. Kaip tai jautiesi? Baisi, nu apsvaigo biškai. Mėtas? Puikiai. Mes ką tik valgiam čiūros. Mama atėjo žaisti padelę. Čia reikia su kamuoliuku, duoda kamuoliukus. Susimokė, duoda kamuoliukus ir tu turi mušti. Ir turi numušti visus šituos. Tada gauni kokį prizą. Bet čia šiaip žiauriai sunku. Oh shit. Oh damn. Nu, mama varo. Čia šiaip žiauriai sunku, aš įsivaizduoju. Žodžiu, padelis ne mum yra krepšinis, nes mes lietuviai taisime žaisti krepšį. Man reikia vieną kartą mušti gal prizą. Gerai, mama bando kažkokią techniką. Gerai, dabar Andžela bando. Mes labai bandom laimėti šitą. Nu,
žiūrim. Bet čia žiauriai sunku, nes ten yra viskas iš metalo. Ir jis tiesiog atšoka, tipo. Na. Ja. Mes atėjom čia kažkoks dalykas. Ir dabar mes žaisim šitą. Aš nestavim to, ką čia daryti. Čia tiesiog yra for a good luck. Tipo, tu išsirinki iš kokio row, koks čia skaičius bus. Ir tipo, yeah. Gerai, mes dabar sumokėjom už 8, 13 ir 14 ir dabar žiūrėsim. Nu, koks jis skaičius bus. Blemba, jeigu mes nepataikysim, tai čia bus literally the biggest fail. Nu. Wow, kaip susistabdė. Čia nice. Laimėjau. Dabar mes galim išrinkti kažkokį saldainį. Padėk. Laimėjau. Mėta su Liudviu išprotėjo, jie ten yra. Pažiūrėkit. Ir žiūrėkit, kur jie nori varyti. Tenais sėdi į tos supynės ir tada tu tiesiog kili iki ten ir pradedi tiesiog suptis. Čia actually yra insane. Jie nieko nebijo, tai jie varo žiauriausi tiesiog. Oh my god. Jie ten. Aš nežinau, kaip jie nebėjo. Oh shit. Eik. Kur jie užlipo? Tikrinai, eik. Čia galima atpažinti, kur labai trumpos kojos ir ilgos. That's insane. Tiesiog aš baisiai aukščio bijau. Mėta, kaip tau? Normaliai, bet man labai ausis Ir ten matot šitas ir labai vėjas stipriai. Šitas va grandinės, jos atrodo to netrūks. Jos tokia va dydžio mažytės. Ir laikas ir tu esi gal 100 metrų aukštį, nežinau. Nu gerai, ne 100, bet atrodo. O tai kaip tu jautiesi? Nepatiko, aš jas neapsivienu. Man pradėjo labai akis merktis iš telefono, va tai man dar laikau. Bijau, kad aš iš karto taip vadėjau. Update, mes esame Abos muziejui. Iš jo atskirą vlogą įkelsiu. Mes su Mėta radom, žiūrėkit ką. Mes radom Dubai Cup. Žiauriai seniai norėjau tokį šuduką paragaut. Mes dabar ragausim. O, Jėzus. Nu, gerai, atrodo gal ne taip, wow, bet... Oh, but it's whatever, davai. Oi. Namo! Nu, aš jau duodu 9 iš 10, nes šiaip labai skanu, bet ką žinau. Aš galvoju, kad bus dar labiau insane. Žodžiu, mes atvarėme į restoraną, pavalgėm ir jo, dabar turbūt varysim namo miegoti, tai pabaigsiu vlogą dabar. Ačiū labai, kad žiūrėjote, visus labai myliu, bučiuoju ir iki.